Šioje pamokoje mes išmoksime įdiegti Microsoft Live Movie Maker 2012 programą. Ši programa yra įtraukta į Windows Essential 2012 programų paketą. Programų paketą galime atsisiųsti iš microsoft.com internetinės svetainės. Atsidarę interneto naršyklę įveskime adresą windows.microsoft.com /lt, jeigu norime lietuvių kalbos, vėl /Windows-Live Movie Maker. Pasirinksime nuorodą atsisiųsti dabar. Išsaugome ten, kur galėsime rasti. Išsaugo atsiųstų failų aplanke. Štai, failas nedidelis, atsisiunti. Galiu naršyklį uždaryti. Atsidarau ten, kur atsisiunčiau. Atsiųsti failai. Ir failas VLSetup-web. Paleidžiu failą. Reikia patvirtinti, kad leidžiame atlikti kompiuterio pakeitimus. Taip spaudžiu. Į Windows Essential programų paketą įeina daug programų. Messenger, fotogalerija, Movie Maker, kuri mums reikalinga, paštas, Writer ir dar keletas kitų. Mums iš tiesų užteks tik tai Movie Maker, todėl pasirinkti norimas diegti programas. Ir nuimsime varneles visas išskyrus fotogaleriją ir Movie Maker. Kaip matome, norėdami įdiegti Movie Maker programą, taip pat privalome įdiegti ir fotogaleriją. Spaudžiame įdiegti. Na ir programa diegiama. Šią programą dabar diegiu Windows 7 operacinėje sistemoje. Windows 8 operacinėje sistemoje įdiegimo procesas ypatingai nesiskiria, jis labai bus panašus. Programos įdiegtas, galime paspausti uždaryti mygtuką. Atsiųstų failų aplanke mums VLSetup failas nebereikalingas, todėl aš jį ir panaikinsiu. Movie Maker programą galite rasti pasirinkę meniu pradėti ir iš karto pradėdami rašyti Movie Maker. Užteko man parašyti Movie ir iš karto yra programa. Taip pat aš galiu ją surasti pasirinkę Start meniu, visos programos ir iš karto jis čia yra. Taip pat čia matosi ir fotogalerijos programa.